Taip čia viskas atrodo lauke, galima pasigrilinti, šiek tiek vaizdų yra. Čia bėgo mūsų kambarys iš lauko, nėra dieninių užuolaidų. Nu šiaip labai brangus viešbutis palyginus su kitais, nu tiesiog kad šiame regione iš vis aplinkui kokių 50 km spindulių, iš vis daugiau jokio nebuvo už jokią kainą. Iš vienos pusės daugiau pasirinkimo nėra, iš kitos pusės nu vis tiek per brangus. Gaila, kad vakar tamsoj čia važiavom šitais keliukais, nematėm to viso grožio, na bet neturėjom išeities. Esame prie pat Ispanijos sienos, miestelis ir pilis Marvao. Šioje Portugalijos pusėje nedaug lankytinų objektų. Daugiau važiuojam, mažiau vaikštom, mažiau stovim. Ryte kaip įlipom į mašiną, tai 2,5 valandos važiavom iki pirmo objekto. Nepalyginsi su Malta, kur ten po 7 minutės buvo. Bilietas įėjimo kainuoja €50, arba buvo dar brangesnis už 3,30 ir ten dar galima tada užeiti į muziejų ir į vilą dar kažkokią, bet neėmė. Kita pilies pusė. Įdomus toks reljefas. Lygumos ir staiga toks bats didelis kalnas vidury nieko. Buvo dar viena pilis, nu, taip ne visai pakeliui ten. Apie 1,5 valandos prie maršruto ir iš nuotraukų netrodė labai įspūdingai, tai nusprendėm skipint, kad geriau nuvažiuoti anksčiau prie vandenyno pačiuose pietuose, nes visgi atvažiavom čia į Portugaliją, kad sušilt, palyginus su lietuviška žiema, o čia visgi pakankamai šalta. Nu šiandien jau biškį šilčiau, 8 laipsniai saulutė, šitą pilį tikrai verta aplankyti, jeigu važiuosit kažkur per šalį. Ir pati pilis graži, ir vaizdai nuo jos gražus. Dar čia yra tokia patalpa, vadinasi cisterna. Nežinau, kam čia buvo skirta. Stebina, kad iki pat pilies, iki pat viršaus per visą miestelį, va tokiom gatveliam, gali važiuoti su mašina. Aišku, ten viršui tik kelios parkingo vietos, bet vis tiek nėra jokių ženklų draudžiančių, nes dažniausiai tai kiek būnam, tai palikinėk apačioj ir eik pėsčiom, o čia pėsčiom praktiškai nereikėjo. Miestas Evora, daug kur pažymėtas turistinėse žinynuose, kad reikia aplankyti. Ar čia vienas iš pagrindinių objektų akvedukas, nu tai per viršų vandenį. Čia tik tais mažąja dalis, ten dar į kitą pusę daug ir iš arti taip gerai nesimato kaip iš toli. Čia matosi tarpuose namus kažkas įsirengė. Nusipirkau tokių guminukų, 12 eurų, tai šiaip nepigiai. Bet kadangi pas mus nėra, tai reikia naudotis progą. O ten, kur buvo birios, tai brangiau nei pas mus kainuoja. O su suktuvų paruoštų rūkimui tai iš vis nebuvo, tai keista. Šiaip bažnyčių labai nelankom, nes jų ir taip daug kiekvienam mieste. Visos plius minus panašios, nu arba skirtingos, bet šita patraukia savo dėmesį. Tai pamatysit kodėl. Na, išduosiu paslaptį, čia kaulų bažnyčia, kažkur sienos iš kaulo, bet įėjimas 6 eurų žmogui, nu tai 12 eurų mokėt, kad kaulus pamatyti, tai
Gal kas ir kažkam ir įdomu. Nu, už nemokamai pažiūrėtumėm, ten už kokie eurą du irgi, bet už 12 tai gal nelabai. Evoros katedra. Čia iš Romos imperijos laikų likęs statinys, nu, matosi turbūt pagal architektūrą. Čia noras nelepina, čia visi vietiniai iškart subėgo po skėčiais, po stogeliais, lietpalčius ten tokius užsidėjo, kad po dušų gali eiti. Tai mums iš Lietuvos biškį juokinga atrodo, kad porą lašiukų realiai tik lenta. Įdomu tokia figūra. Na, o čia turim šiek tiek panoramos. Na, nežinau, man tai Evora tai iš vis jokio įspūdžio nepaliko. Eilinis europinis senamiestis, labai panašu ten į Vilnių kokį, nu gal tik tais, kad daugiau tokių vienspalvių pastatų, ten baltų, su geltonu. Nu ir tas akvedukas gal tik tais vienintelis toks objektas. Bet kaip šitą miestą vos ne kaip vienu iš pagrindinių čia visur reklamuoja, kad būtina aplankyti, tai nežinau, gal kokiem amerikiečiam, kanadiečiam, kurie iš vis senamiesčių nematė, nu tai gal taip. O mum tai realiai tik tais laiko švaistymas. Nebent jeigu labai pakeliui važiuot, galima užvažiuoti, ar bent jau tą akveduką pasižiūrėti. O taip pat senamiestis, tai nieko iš vis ypatingo. Na, o čia tas pats akvedukas jau už senamiesčio ribų. Ir tęsiasi jis ten toli. Kelionėse kartais būna ir nesiseka. Tai šiandien nepasisekė su oru, labai lyja. Nu kaip labai? Vidutiniškai. Lietuviškai, sakykime. Tai turbūt į viršų nelipsim ten į tą pilį. Tiek vaizdų čia atsiveria. Pilis uždaryta. Bet ne veltui lipom, bent jau yra gražių vaizdų čia. Būna ir taip. Važiuoja ir atsiremi į tokį keliuką. Kaip galvojat, pravažiuosim ar ne? Čia atėjom vietinį restoranėlį Faro mieste. Tai norėjom sriubų, užsakėm, po to pasakė sriubų nėra, bet įtariu, kad pamilavo. Tai užsakėm troškinį. Troškinys 12 eurų, o tokia lėkštutė. Nu, viskas čia taip senoviškai. Čia o toks vat interjeras. Nu, nežinau. Atrodo skaniai, bet už 12 eurų klausimas ar verta. Čia mūsų hostelis. Priparkavom mašiną prie pat durų, tikiuosi galima taip. Taip hostelis atrodo iš vidaus. Nu, hostelis, ne hotelis, tai ko norėt. Aišku, galėtų ir geriau atrodyti. Nuotraukas tai iš vis kaip naujas atrodė. Turi, kaip sakant, defektų. Net neuždėjo šitų grindviščių. Grindis subraižytas, nu. Bet už tokią kainą 27 eurai, pats pigiausias. Bet biškį apgavo ant 2 eurų. Bookingas rašė, kad ten 20 kažkiek ten eurų už hotelį ir mokesčiai. Bendra kaina 27, o čia paprašė dar 2 eurų. Tai žodžiu gavosi 29. Nu kaip ir už 29, tai tikrai nėra blogai. Palyginus kaip praeitą naktį miegojom už 46, tai viskas čia ok. Yra bendra virtuvė, tik tais, kad tualetas bendras. Nieko tokio. Kartais galima brangiai nakvot, kartais galima ir pigiai panakvot, nieko tokio, nenumirsim. Svarbu, kad būtų švaru. Antrai pusiai svarbiausia, kad būtų šilta, nes čia iš tikrųjų šilta, nes dažniausiai čia šalta būna. Čia tas pats portveinas, o čia pamačiau parduotuviai, ten 3 gamintojų, tai buvo ten pats brangiausias, gal ten 10-11, po to buvo kažkas 7-8. Ir čia pats pigiausias 4,79. Tai priminsiu, šitas kainavo 23. Tai va dabar irgi šitas yra rudas, ne raudonas. Pabandysiu palyginti, ar yra prasmė, ar buvo prasmė permokėti tiek daug už šitą, už 23, ar visgi jokio skirtumo, ir mane grinai apgavo. Bet sakė, kad baltas ir raudonas jie gali būti pigus, bet rudas jis negali būti pigus. Ir jo išlaikymas minimum turi būti 10 metų ir jo laikymas ten specialiuose statinėse ir būtent dėl to jis negali būti pigus. Bet šitas irgi rudas ir 4,79. Nu, tai nežinau, ar apgaulė, ar parduotuvėje apgaulė, ar toj vyniniai visgi prišnekėjo nesąmonę. Ir toj paprašysiu
Jolkas, kad man nerodytų ir įpiltų taip, kad nematyčiau, kur jis įpiltas ir pabandysiu, ar atskirsiu, ar neatskirsiu. Nu va, pauošiau, kvapas tikrai skiriasi ir aš iš kvapo jau atskiriau, kad čia bus, va šitas bus brangesnis, nu dar paragausiu. Jo, čia kvapas, skonis grinai kaip vakar geriau. Aš balsuoju, kad čia bus brangesnis, čia bus pigesnis. Teisingai? Nu, atspėjau. Nu, gal visgi ir vertėjo 231. Nu, kaip? Nu, aš pasakysiu, šitas pigesnis, nu, jis tikrai neprastas. Ta prasme, tikrai čia nėra taip, kad va šitas ten va, labai jau geras, o šitas kažkokia, nežinau, šlamštas, kurį iš vis neįmanoma gerti. Ne. Šitas irgi neblogas, už savo ten 4 eurus, centas tikrai geras. Nu, dar kartą palyginau, ne, skonis tikrai skiriasi. Kodėl iš karto neatskiriau, nes išgėriau pradžiai va šito ir jisai tokį duoda labai daug visokių aromatų, ten skirtingų, ten uogų, ten dar kažko tai žodžiu. Ir po to, kai po jo išgėriau šito, tai man dar liko burnoje skonis nuo jo. O kai išgėri pradžiai šitą pigesnį, o po to brangesnį, tai jau tada skirtumas tikrai jaučiasi. Šiandien lyja, tai miestą žiūrim pro mašinas langus. Irgi nieko labai kažko tokio wow. Čia matom tą cikloną, kuris mums čia biškį reikalus pagadino. Sėdėjom hostelėje, laukiam, kol lietus aprims, kad išeiti į miestą. Jau pradeda giedrėt, jau šiandien neturi būti daugiau lietaus. Toksai. Ant mašinas tiesiog ir tako. Atlanto vandenynas, tik iš kitos pusės. Pakankamai greit iš kito Portugalijos galo atvažiavom per 2 dienas. Palyginus, kai važiavom į viršų nuo Lisabonos, rytiniai pusiai nelabai buvo ką žiūrėti, nelabai buvo kažkokių objektų. Nors kelis ir skipinom, bet vis tiek palyginus žymiai mažiau. Tai gal čia šiek tiek tokia buvo klaidelė mūsų kelionės, gal reikėjo pradėti nuo rytinės pusės ir po to važiuoti per pakrantę. Tada iš pradžių, kad tokie, sakykime, mažiau įdomus vaizdai, o po to, kad jau būtų jau tie fantastiški. Nes gavos taip, kad pradžiai fantastiški, po to jau čia važiuojam, taip jau maždaug nelabai ir įdomu. Turi savo namą. Ką, maisto nori? Neturim dėja. Dar vienas. Miestelis Albufeira. Čia kaip mūsų Palanga. Šiame miestelėje mėgsta katinus. Įdomus tokie šlaitai čianais. Labas, ką tu? Čia vadinasi Marina. Skaitosi vienas gražiausių, ar net pats gražiausias Europos paplūdimys. Atrodo, tai tikrai įspūdingai. Atrodo, lyg koks tortas atpjautas. Vaizdai lyg iš kitos planetos. Žiauri, nerealiai gražu. Būtų saulė, tai gal net norėčiau išsimauti. Net baisu įsivaizduoti sezono metu, kiek čia žmonių. Čia dar toks haikas nesunkus. Ten kažkiek kilometrų 12 berods. Tik nepamenu, 12 į vieną pusę ar pirmin atgal, nu, per visus tos olas ir taip toliau, palei pakrantę. Nu, bet mes viso neeisim. Kažkiek nueisim ir grįšim. Po to iki tolimesnių taškų su mašina nuvažiuosim. Galima būtų žiūrėti ir žiūrėti tokius.
Palyginus, kur krantas randasi. Ir va dar kaip toli tos olos. Miestelis yra turai su laiveliais, su valtim pro šitas visas gražybės, ir tas arkas visokias, olas ir taip toliau. Žiūrėjau, kainos ne tokios ir didelės, ten po 30, po 35 eurus, bet kažkaip nemačiau čia nei vieno plaukiančio, dar tai turbūt šiandien nedirba, nežinau ar dėl orų ar apskritai visam sezonui užsidarė. Ten tos olos viduje teoriškai irgi kaip paplūdimys, tai vasarą kažkaip ten nusigavus galima visai parelaksuoti, aišku, jeigu netrukdys tūkstančių turistų, tai tave žiūrės. Vaizdai fantastiški tiesiog. Tikrai, va čia tai, va čia nežinau, numeris, net nežinau, ar numeris 1 ar numeris 2 visoje Portugalijoje, va, kur būtina važiuoti, kad ir iš Lietuvos vien dėl šito tikrai galima važiuoti. Kur ten prie vakariniai pakrantį, kur buvo, pusėsalį, va, kur matėm, kad ten tik vaizdai. Na, aišku, tai irgi buvo paplūdimių, bet jau kitoje vietoje. O čia ir paplūdimys, ir išsimaudyti galima, ir su tokiais vaizdais. Dar viena iš tokių vietų, Benaglį ola. Iš viršaus sunkiai matosi, bet pagrindinis vaizdas yra iš apačios. Kad patekti ten iš apačios, tai reikia tik su valtimi. Pasakiškai vieta. Nu, aš manau, reikės dar čia grįžti kada nors, kai bus šilčiau šiek tiek. Aišku, ne vasarą. Vasarą čia nuo karščio galima bus nudvėsti, bet pavasarį ar rudenį, kai pas mus šalta, o čia vasarą, tikrai, manau, verta. O, valtį matau. Ieškom, kur pavalgyti. Kol atrodo labai turistinė vieta, čia tų restoranų milijonas, bet susidūrėm su problema. Labai daug neveikia. Google'as rodo, kad veikia, o iš tikrųjų neveikia. Vienas lyg ir veikia, ten matėm, žmogus nuėjo, nu, bet kainos tai ten kosminės. 17 eurų kažkas tokia. Kai čia visur kitur po 12 maždaug. Nu, visokie barai veikia, kokteilinės, jau skrandis gurgia. Dar daug kas ten užsidaro 15 valandą, labai daug restoranų. Ne tai, kad siestai, o ten maždaug, kaip suprantu, papietauja žmonės iki 15, tada jie ten užsidaro, ruošiasi ir tada jau atsidaro ten kokią 6, 7, 8 jau grinai vakarienį. Kai nėra ką valgyti, tai gelbsti kebabai. Visai nebrangiai, po 7-8 eurus. Dabar einam tokiu gražiu taku palei pakrantę. Saulė dar nesileidžia, bet jau nedaug liko iki tamsos, o nakvynės dar neturim. Ryte žiūrėjau, buvo čia tų variantų pigių, dabar jau visi išpirkti. Reikės arba mokėti brangiai, arba važiuoti toliau. Vaizdai tiesiog nerealūs čia. Baisus garsai iš ten, kaip drakono riaumojimas koks. Dar čia galima užėti.
Nereali vieta. Pasaka tiesiog. Kur nepažiūrėsi, visur gražu. Dar viena nerealaus grožio vieta šalia miesto Lagos ar Lagoš, kaip vietiniai sako. Norėčiau papasakoti apie portugališką vairavimą. Šiaip vairuoja vakarietiškai, saugiai, labai ten nelaksto, kartais viršėja, bet proto ribose. Bet ko aš nesuprantu, tai kaip jie rodo posūkius žieduose. Rodo absoliučiai bet kaip. Va čia dabar, kaip matėt, važiuoja priekyje policija ir prieš įvažiuojant į žiedą parodė posūkį į kairę, bet žiedė nuvažiavo tiesiai. Yra, kai rodo ten posūkį į dešinę, važiuoja žiedų į kairę, būna atvirkščiai rodo posūkį į kairę, pasuka į dešinę, žodžiu, rodo bet kaip, važiuoja bet kaip, jokios kažkokios bendros tvarkos, bendro įpročio, kaip rodyti posūkius ir nerodo taip kaip mes, kai visoje Europoje yra reglamentuota prieš važiuojant rodom prieš važiuojant į dešinę. O jie rodo bet kaip ir net policija nežino, kaip rodyti posūkį žieduose. Tas stebina iš tikro. Bet šiaip visa kita tikrai labai tvarkinga, tikrai nesijaučia kaip ten kokioj Italijoje ar Graikijoje, kai ten visi važiuoja be taisyklių ir panašiai. Čia tikrai vairavimas labai paprastas, kaip Lietuvoje daug maž. Kartais būna tas, kaip Lietuvoje, toksai naglumas iš jų, kad maždaug aš važiuoju pagrindiniu. Ir viskas, ir aš tavęs nepraleisiu ir vien dėl to, kad važiuoju pagrindinį. Va, vėl lygiai taip pat parodė posūkį į kairę, net gerokai dar prieš žiedą. O dabar parodė į dešinę, prieš tai į dešinę neparodė. Tai va, sakau, absoliučiai jokios logikos posūkį rodymas. Kažin kokia šitų bambalių paskirtis. Gavom čia tokį viešbutį už 36-37 eurus. Pačiam Portugalijos kampe. Apačioj kairiai. Na, tiesą sakant, gan brangu. Buvo viešbučių ir pigesnių, bet šiandien labai piktas ant bookingo programėlės, kad labai gribavo. Buvom radę vieną už 28, plius minus iš nuotraukų atrodė kaip šitas, netgi geriau reitingas, aukštesnis viską. Ir, žodžiu, programėlė jį tai rodė, tai jisai yra, tai nėra, tada vėl yra. Ir žodžiu, kol šitam bandžiau pagauti, tai jau kažkas rezervavo kitas. Teko važiuoti čia, čia bent jau pagal lokaciją, gal biškiai geriau, tai kokį pusvalandį sutaupėm, bet vis tiek geriau būtų ant time. Bet šiaip toksai pagal reitingą visai geras, nes reitingas neaukštas, ten kažkas apie 7 ar 8. O taip visai toksai geras, yra šildymas, ten nuėjom. Daug restoranų, čia pat vienoje vietoje, suvalgiam sriubas, žodžiu, 2 sriubas ten virš 10 eurų, 11 tai biškį per daug, bent jau buvo skanios.